Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis laida Atostogas kaime ir jos vedėja Diana Dubatauskienė. Kvepianti šviežiai iškepta ruginė duona, užtepta šaukštu natūralaus medaus, patiekiama su riekelė ką tik suspausto sūrio. Dūmais kvepiantis skilandis ir bokalas šalto naminio alaus. Įvairių tradicinių lietuviškų patiekalų galima rasti visose kulinarinio paveldo sodybose. Šį kartą patraukėme į Dzūkiją. Esame Varėnos rajone Kapiniškių kaime. Įvažiavome į senovinės etnografinės sodybos kiemą. Matome senus pastatus drožinėtomis langinėmis. Ore tvyro nuostabus mėtų kvapas. Kalbiname šios sodybos šeimininkę Liną Černiauskienę. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki atvykę į Dzūkiją. Kuo išskirtinė jūsų sodyba? Na, gal dėl to, kad jinai yra nacionalinio parko teritorijoje. Antra, jinai ant labai nuostabaus ir skaidraus upelio kranto Skroblaus įsikūrusi. Ir trečia, kad čia žmonės atvažiavę gali paragauti išskirtinio kulinarinio paveldo dzūkiško, tai grikinės babkos, mano keptos. Na, o kodėl ta grikinė babka šitam krašte, tai turbūt kiekvienas atvažiavęs į Dzūkiją, ilgiau pasisvečiavęs ar pavaikščiojęs su vietiniu žmogum arba su gidu, ta myslė greitai išspręstų, nes žemės čia visą laiką labai buvo prastos, smėlingos ir tas vargšas dzūkas tikrai jam reikėjo daug pastangų kažką užsiauginti ir pagrindinis buvo grikis, kuris dabar aišku labai retai auginamas, kaip tik dabar grikių žydėjimo metas yra. Ir iš tų grikių šeimininkė sugebėdavo iškepti įvairiausių skanių ir pyragų, ir blynų, ir duoną, netgi sakoma, arba tokia su lašiniais grikinė babka, kurią neždavos per rugėpjūtę. Kaip sako, dzūkai reikėdavo stipriau pavalgyti, tai tada išsikepdavo šitų grikinį babkų su lašinukais. O taip ją šventėje tai kepdavo su cukrum, saldžių, sako vaikai anksčiau. Jokių ragaišio dzūkai labai retai kepdavosi, bei rūgių buvo mažai užsaugydavo, o grikinį babkų iškepdavo saldžių, sako, gardumėlis būdavo nesvietiškas. Bet daugelis senų moteriškių, ką pakalbė, iš katrų aš tų receptų sužinojau ir apskritai išmokau kepti babkų, sako, žinai, vaikeli, man tepti grikiai das grįsi, kad mes jų nelabai mėgstam valgyti. Bet va miesto vaikai atvažiavę, grikių košiką pašešintų duonkepin su spirgais. Valgo kaštavo ir sako gardu, paskui dar išverdam arbatos, žolių surinktų palei skroblų augančių arba iš pievų ant kalnėlių. Irgi gardu būna. Nu, babka tai būna visiems, kaip sakyti, tokis labai didžiulis netikėtumas už tai, kad visi mato, kaip maišom patys, nededam aguonų, bet kaip iškepam, sako, gal aguonų dėta. Tokia tos babkos myslė, nes kaip tu matai nuo pradžios, kaip tas grikis yra sumalamas, viskai pasijojamas, paskui pridedama visokių kitokių ingredientų, moteriškės kiaušinių daug dėdavo, kefyro pildavo visą laiką, nu ir gerai išmaišyti, sako, svarbiausia su šypsenu, tada babka labai gardzi būna ir juokias, kaip iš pečiaus išėmė. Kaip tas grikis virsta babka? Pirmiausia, tai aišku, jau aš tų grikių tai neauginu, važiuoju pas ūkininkų, perkus iš ekologinio ūkio čia mūsų rajone. Parsivežu grikis netokius, kaip jūs įsivaizduojat, kaip krautuvėje nusperka tokius, jisai šviesus būna. Tai jis jau būna nurengtas, kaip aš vaikams sakau, kaip atvažiavo grikių babkos kept. O mes perkam jį su visais viršutiniais rūbeliais, jis tokius tamsus, tokius tamsus turi kailinukus. Nu ir tada einam svirnan, girnos napilam. O gal galite parodyti mums tas girnas? Galim pasižiūrėti, svirnan stovi, pas kiekvienu arba kamaron stovėdavo, arba svirnan. Pas mane stovi svirnan, nes į vietos erdviau daugiau suveina vaikų, ką pasižiūrėti. Tai va dar galim nuveiti ir pasižiūrėti, kaip tos girnos atrodo. Atsidarysim vasvirnų ir neisim pažiūrėti girnų. Ir nieko čia labai ypatingo nėra, lovysvajus koptas iš vientiso medžio ir vidurin du akmenai vienas ant kito suguldysi. Nu ir semiam grikius ir pilam ant vidurį ir sukam, sunku labai pasuks būna ir paskui iš galo jau pradeda miltai birėti. Rupumas priklauso nuo to, kaip stipriai tie akmenys tarpusavį suspausti. Jeigu tarpukas didesnis, tai tie miltai būna rupesni. Jeigu tarpukas mažesnis tarp tų girnų, tarp tų dviejų akmenų, tai būna netokie rupus tie miltai. Kiek metų šitam girnom? Nu šitom girnom kokį 100 metų tai tikrai yra, žinokit.
Sodyba pastatyta 1939 metais. O čia dar lieki Gaspadoriaus gardai sutvarstyti, laikydavo grūdus, svirnas tai nėra labai didelis, nes nigdi labai daug ir neusaugydavo tų grūdinių kultūrų, nes žemės tai prastokos. Likus dar ir karcis, kur kardavo dešras ir kindžius. Ir svirnas jisai visą laiką stovi tokian viski pavėsiuką, niekad čia saulė ir neužeina, dėl to, kad čia laikydavo ir grūdus, ir lašinius, ir visakų. Aišku, vasarą jau tų grūdų nelikdavo, tik mėsa kabodavo. Lina, jūs pati dzūkaitė? Aš esu iš Daugų, tai tie dzūkai, jie tokie pasiturintys ir grunciniai dzūkai vadinami. O čia tai pieskinų dzūkai, šiliniai, kurie gyveni visą laiką ant šitų pieskinų ir šiluose, miškuose. Tai pas juos ir ta babka būtent tik šitam kraštui būdinga, Marcinkonių. Nes jei pavažiuotų, pavyzdžiui, kur toliau jau merkinė, tai merkiniškai nežino, kas yra ta grikinė babka. Įėjom į trobą, matome duonkepį seną. Duonkepis tai yra mūsų sodybos pasididžiavimas ir anksčiau dar man tada nei minties nebuvo, kad čia kur nor kept ar daryti, dar aš ir grikinės babkos nemokėjau. Bet savo įsikepdavom tai mėsukis, tai kokių bulvių, tai kugelio įsikepdavom, o paskui vienu kartą, antrų kartą galvoju, reikia išmokti kas nors dzūkiško, nes turistai atvažiuoja, klausia. Ir pabandžiau tų grikinį babkų ir man visai pasisekė. Duonkepis labai nuostabus dalykas ir geras išradimas. Visų pirma, greit trobą prišildo. Antras dalykas, įmetė malkas ir kūrenas ir tautinai nei elektros suka, nei prižiūrėti reikia, nei nieko, nei dujų kainuoja nieko. Labai ekologiškas pečius. Primetė, įsikūreno, išlavei, inšoviai, uždarė ir pamiršai. Paskui tik tai kvapų jauti, kaip jauti procesas vyksta, tai tada visa pirkė pakvimpa. Labai gardu būna ir viskas. Kartais insisuodini, bet tai čia normalu. Kokia gaspadinė nesodinom rankom, ar ne. Ir atsidarai ir įsiimi kvepiančių gardžių babkų. Ir pavyzdžiui, bandžiau kepti ir namo babkų orkaitin elektrinę. Ir nesgauna. Ir ilgų laikų nesupratau, kodėl. Nes ne tokia sausa būna. Paskui tik aš susiprotėjau, kad duonkepin, tai ta drėgmė visą laikosi, nedžiovina. Ir jinai už tai išimi ir tokia minkšta būna ir drėgna. O kokį dar patiekalų siūlote savo sodybos svečiams? Priklauso čia viskas nuo metų. Šiemet grybų turim kol kas nemažai, voveruškos gerai dzyksta. Lepeškos, kaip dzūkai sako, dar jau vienas kitas ir baravykas pasirodo, ir jeigu bus rudeniniai vašicai grybai, tai tada ir kepsim ir pyragėlius iš grybų, ir grybienį virsim. Bulvinį bandų dzūkai, aišku, dažnai labai kepdavo pečiant duonkepin. Pagrindiniai tai būdavo, aišku, grikinė babka, bulvinės bandos. Grybus valgydavo baravykus, raudonviršius, o lepeškos tai būdavo tokis grybas, kad rūneždavo parduoti, sako. Tai grybas tai pinigas, tai šito valgyts nesaka. Kokius patiekalus labiausiai mėgsta jūsų svečiai? Tai labiausiai būna, aišku, labai netikėta grikinė babka, kadangi niekas nesusivokia, kad iš grikinių miltų gali iškepti tokį skanų pyragų. Labai patinka grybienė, troškinys kokius nors grybų. Kugelis irgi patinka. Prisivalgę skanios dzūkiškos babkos išėjome į lauką ir sėdime ant Skroblaus upelio kranto. Tas Skroblas tai tokis įdomus labai upelis, jisai atiteka iš Margionių pas mus. Ir galima labai, sako, sunku pamatyti upelio gimimo vietų, ar ne? O Skroblas jisai labai ypatingas tuo, kad gali nuveis pamatyti labai laisvai. Ir tokia yra versmė, tokia kaip iš gelmių ateina ola, tokia atsiveria ir iš čia veržės vanduo, dar visas cirkas aplinkui yra ir surenka Skroblus vandenis ir tada jau pradeda vagų tekėti. Ir ateina vaikai kapiniškių. Tai tas upelis tokis interesnas. O pas mus jisai teka per kiemų, nėra labai didelis ir, kaip sako žmonės, tai ar tik kokis vandens telkinys yra, palei, sakau, tai per kiemų upelis teka, tai ir galima įsimaudyti, sakau, laisvai. Tai jeigu šoksi, sakau, skersai upelio, tai gali tik pilvas sušlapti, bet, sakau, reikia išilgai lytis, tada visas panersi. Ir labai smagu, bet tas tekiantis vanduo te pramina.
Visų pievų, matot, nenušienauta, taip labai jau nenuskusta. Bet žmonės nori pažiūrėti ir kaip tos natūralios pievos žydė. Nu, visur dar nušienautų pievų pamatom. O tokios natūralios girdit ir džiogai čirškia pievon, ir paukštukų daug yra visokių. Ir žmonėms patinka tas natūralumas, atvažiuoja ir basivaikšto, ir upelin maudos. Ir labai patinka čia būti. Kalbiname sodybos viešnią ponę Dalią. Labadiena. Labadiena. Jūs jau 7 metai atvažiuojate į šitą sodybą. Sakykite, kodėl Lietuvos kaimo sodyba? Todėl, kad man geriausias poilsis būtent čia. Ramu, miškas, grybai, uogos, upė šalia. Daugiau nieko ir nereikia. Labai gera aura čia, kažkaip tiesiog ilsiesi. Labai smagu. Ačiū labai. Labai prašom. Lina, kokias dar pramogas siūlote savo poilsiautojams? Aš tai misnu, kad pagrindinės pramogos tai pastebėti gamtą. Žiūrėk, kad mes dabar sėdim, šnekam, o gervės 2 porą maklinėja. Tai nežinau, kur tu gali tokių ramybę atrasti. Tai tas gamtos stebėjimas. Dar populiarus, sakyti, miško gėrybių rinkimas. Tai paprasčiausiai žmogui išėti su kašiku, pasvaikščiot po miškų, pakvėpuot grynu oru ir pažiūrėti, va čia tie žmonės dar, kur pas mus ilsio sodyboj, po mėnesį ir važiuoja jau kaip namo pas mus. Ir aišku, jau kaip atvažiuoja sodybon, aš vis laik sakau, kad jau atvažiavot Kapiniškėsna, tai būtinai reikia pamatyti ir nacionalinį parkų, tai eina ir Čepkelius aplanko, ir etnografinį muziejų, ir drevinės bitininkystės ekspoziciją Mosteikon aplanko, su dviračiais pravažiuoja, su baidarėm gali praplaukti. Kas aktyviai dar mėgsta vaikščiot, tai žygiai po gamtą, naktinį žygį galim suorganizuoti. Kas labai domisi gamta, tai atvažiuoja, pavyzdžiui, nakties garsų einam pasiklausyti. Turim gerų ornitologų, specialistų, botanikų, parke dirbančių, mielai sutinka, apsiima pavedžioti ir pamokyti, paklausyti gamtos. Lina, kokie jūsų ateities planai? Šį rudenį gal reikia būtinai sertifikuoti dar grybų rinkimas ir džiovinimas duonkepin. Ir paskui dar kokius vienas kitas patiekalas iš tų grybų dar darom, bet dar nesertifikuota. Yra tik tai grikinė babka gavusi tautinio kulinarinio paveldo sertifikatą. Labai ačiū, Lina, už pokalbį. Lauksim jūsų, atvažiuojant. Gal atvažiuosit pas mane rudenį pagrybauti? Būtinai. Kalbinome sodybos šeimininkę Liną Černiauskienę. Lietuva mums visiems atveria neišsenkamus kulinarinio paveldo aruodus ir patiekia ant stalo natūralius produktus pagamintus vietinių žmonių, kurie išsaugojo tradicinio maisto gaminimo ir vartojimo patirtį. Genialumas slypi paprastume. Tai posakis puikiai iliustruojantis lietuvišką virtuvę. Apie 20 kaimo turizmo sodybų pasiūlys jums įvairių tradicinių lietuviškų patiekalų. Visas jas rasite mūsų svetainėje www.atostogoskaime.lt. Su jumis buvo laida Atostogos kaime. Iki kito penktadienio.